Sveiki, ožiaragiai. Jums šitą savaitę yra ne vienareikšmė, todėl aš rekomenduoju iki trečiadienio nieko per daug aktyvaus neveikti, nes gali viskas kristi iš rankų. Kadangi esate perfekcionistai, tai bet koks darbelio sutrikimas, darbe nesklandumas jūs gali išbalansuoti. Todėl rimtus dalykus pradėkite tik nuo ketvirtadienio, penktadienio, gal ir sekmadienio ateinantį, nėra bėdos. Bet jau iki trečiadienio, tai geriau daugiau tinginiaukite, ilsėkitės, pasidarykite ilgasias išeigines. Ši savaitė pasižymės tuo, kad labai būsite kovingi, karingi, norėsite nuveikti daugiau negu įprasta ir galbūt tose sritise, kurių anksčiau netgi neplanavote daryti. Todėl tas kovingumas pas jūs labai jausis ir artimieji gali jūs truputėlį raminti ir sakyti, kad grįžtumėte į save. Labai gerai seksis sportininkam, ypatingai tie, kurie agresyvus, rodote sportavimo metu agresiją, tai yra kokie boksininkai, imtynininkai, supratote, kur, reiškia, yra rungiamasi kūnas prieš kūną. Ir, gal fektuotojai, tai reiškia tie, kuriem reikia nugalėti savo fizinę jėgą, savo gudrumu ir būtent, kur daug reikia naudoti fizinės jėgos, tai irgi šitie sportininkai šią savaitę ožiaragiai bus aukščiau negu kiti ir gaus aukštesnius rezultatus negu įprastai. Taigi, jeigu net su kokiu ar avinu, ar kokiu kitu ženklu kausitės, tai jūs laimėsite. Taigi, brangieji, didelių pergalių šią savaitę, bet iki trečiadienio stenkitės kuo mažiau dirbti, tik ruoškitės didelėm pergalėm ir permainom nuo savaitės vidurio. Taigi, neužmirškite mūsų palaikyti ir iki kitos savaitės. Ate.